Dabar pabandykite įsivaizduoti. Jūs jauna, graži, veikli, perspektyvi. Jūs myli, jūs mylite. Ir staiga viskas aukštyn kojom, kraupi avarija. Avarijoje žūsta jūsų draugas, o pati jūs atsipeikėjate po jos be abiejų kojų. Invalido vežimėlis amžiams. O gal yra vilties Ingai, Vilniaus oro uosto verslo klubo vadybininkiai, apie ją mes pasakosim, vėl vaikščioti. Žurnalistė Aušra Vercinkevičiūtė susitiko su panelė Inga, ką tik grįžusią iš Amerikos. Penkerius metus jau minėsianti istorija iš esmės pakeitė labai simpatiškos ir perspektyvios Vilniaus oro uosto darbuotojos likimą. Autoavarija, įvykusi pačiame sostinės centre, nusinešė merginos draugų gyvybę ir abi Ingos kojas, o kairėje ranką paralyžavo. Aš nieko neprisimenu, nei kaip važiavom, nei kur mes buvom, nei kur, absoliučiai nieko. Kad kojų neturiu, aš supratau jau reanimacijai, bet man leido labai stiprius vaistus ir aš taip vadinu, šnekėjau su angelais. Aš linksmas žinutės draugam rašydavau, kadangi kalbėti negalėjau. Ir kai į palatą perkelė irgi, sakau, aš raminau, ta prasme, draugus. Ne jie mane ramino, bet aš raminau. Ta vakarą Ingos draugo vairuojamas automobilis išlėkęs į priešingą eismo juostą trenkėsi į apšvietimo stulpą. Smūgis buvo toks stiprus, jog automobilis lūžo per pusę. Pirmos, sakykime, ašaros buvo, kai dar gulint ligoninėje mane vežė patikrinti nervus tos rankos, tos kairės. Ir kai mama apmovė man treninginės kelnes ir kai aš pamačiau kabančius klešnės. Tada jau nebesvaigino manęs vaistai, jau nustojo leisti. Ir tik tada, kai aš pamačiau, tai tą, sakykime, vaizdą, tada jau isterija ištiko mane. Be abiejų kojų, amputuotų virš kelių sąnarių, suparalyžuota kairė ranka. O juk visas gyvenimas dar prieš akis, prisimena Inga. Kaukti momentais iš nevilties, skausmo ir įtūžio norėjosi. Man pastoviai prieš akis iškildavo prisiminimai. Tai kokia aš buvau, kaip aš linksminuosi su draugais. Ir, sakau, širdį kiaurai išilgai draskė ta mintis, kad tai liko tik praeitį, kad daugiau tai niekada nebebūtų. Bet vidiniai merginos tvirtybei regis ribų nėra. Visus tuos metus, kol neturėjo kojų protezų, jis svajojo ir tikino visus draugus vis tiek atsistosianti ant kojų ir ateisianti pas juos į svečius pati. Neįgyvendinama svajonė? Anaip tol, Inga tikėjo tuo, ką sakė. Ir ta diena išaušo. Kai aš guliu va tokiam patale prikalta ir aš sakau, kad aš ateisiu pas jūs, tai žinai, tai atrodė, sakykime... Tai ne utopija. Jo. Bet vienu žodžiu, aš po metų ar po metų maždaug. Aš vis tiek išpildžiau tą pažadą, aš tokie, žinai, esu, jeigu aš pažadu, tai nors tu mane nušau. Bet aš labai norėjau, tikrai labai norėjau, aš tą oro uostą mylėjau, kaip nežinau ką. Ir tos visus draugus, vienu žodžiu, ir aš atėjau į tą oro uostą. Ir tai buvo, sakykime, pati ta mano ta pradžia, nuo ko čia viskas prasidėjo. Tada aš prisimenu, prabuvau su protezais 5 ar 6 valandas tenai su jais. Ten tikrai buvo, sakykime, kažkas tai nepaprasto. Tai buvo mano diena, sakykime, aš taip vadinu ją. Kadangi pasiekiau, sakykime, ilgai ir skaudžiai aš to siekiau, bet atėjau. Ir tada aš prabuvau 5-6 valandas ir kiekvienas mano žingsnis buvo per tokį skausmą, kad man, kaip aš vadinu, sakau, man akys ant kakto šokdavo nuo kiekvieno žingsnio mano. Nes protezai jie pjaudavo kirkšnis, ta prasme, remiasi į kirkšnis ir tu visų savo svorį stovi ant, sakykime, ant aštraus kokio nors daikto tokio, žinai. Grįžau namo visą, žinai, su gėlėm, su dovanom, su įspūdžiais, žinai. Ir aš nusėmiau tos protezus, kuo greičiau, aišku. Ir
tada jau ant rytojus aš pastebėjau, kad man sunku net prisilies buvo prie kojų savo. Ir aš dar netgi specialiai vos neužfiksau, kad aš savaitę laiko aš negalėjau net prisiliesti prie odos savo. Ir aš tada tuos protezus pastačiau į kampą, sakau, gana, viskas gana. Taip, tai ne optinė apgaulė. Inga šiandieną nuo nelaimės dienos praėjus bemaž 5 metams vėl gali stovėti, vėl gali eiti. Sveikas žmogus to gali ir nesuprasti, ką tai reiškia pakilti iš invalido vežimėlio. Bet pastarieji protezai, su kuriais Inga dabar vaikšto, tai ne tie pirmieji, su kuriais ji buvo atvykusi pasisvečiuoti į savo buvusią darbovietę į Vilniaus oro uostą. Tada mergina suprato, jog su jais įvaikščioti negalės niekada. Aš kaip dabar prisimenu, aš sėdžiu, taip žiūri vieną tašką ir galvoju, nugi vis tiek turi būti kelias, vis tiek kažkur tai pasaulyje žmonės normaliai jie gyvena, nors ir neturi kojų, nors ir neturi rankų, bet jie gali eiti, jie gali, tapsime, jie nesėdi uždaryti namie, jie gali tą padaryti. Ir aš lindau į internetą. Aš lindau į internetą, į paiešką dėl ortopedinių, nežinau, vien žodžiu, kaip pasakyti, kažko tai, tiesiog kažko tai, supranti, informacijos, kad susirasti, išsiknysti, nu kaip, negali tai būti vis tiek. Ir aš neprisimenu dabar, kiek aš laiko ieškojau, bet tai buvo irgi gana ilgai, iki išnaktų, vienu žodžiu, ir ten, ir vis tarsi atsidurdavo aš vėlgi prieš kažkokią kaip sieną. Ir vėlgi, sakykime, tarsi, žinai, ieškai kažko, tai ir nerandi. Ir po to aš tiesiog, žinai, kaip atsisėdau čia jau vos nemiegodama naktį kažkada, tai atsidariau tą Jehutą puslapį ir tiesiog parašiau ortopedinės klinikos. Ir surado Inga. Surado Džoną, dirbantį vienoje Kalifornijos ortopedinių klinikų. Parašė laišką. Taip po truputį prasidėjo ėjimas į tai, ką šiandieną mergina turi. Idealius, netrinančius, tik jai pritaikytus patogius kojų protezus. Žinai, tai buvo tarsi šviesa tunelio gale, nes tikrai tuo momentu pas mane viskas aplinkui atrodė tamsu ir beviltiška. Ir tai tarsi, žinai, tarsi žvaigždė tavo, jinai. Ir mes pradėjome susirašinėti su vienu žodžiu, klausimai, atsakymai dėl tų protezų. Ir po to po kažkiek tai laiko, ten neprisimenu dabar, ar po savaitės, ar po 2, aš gaunu e-mailą, sako, Inga, man yra lekcijos, aš turiu dėstyti lekcijos Turkijoje, Stambule. Ir jeigu tu galėtum, sako, tai yra arčiausia, kaip aš galėčiau būti Lietuvos, jeigu tu gali, sako, tu atskrisk, jeigu tu atskristum, sako, aš tada įvertinčiau tavo protezus, tave pačią, kas ten gerai, kas negerai, nes dabar per internetą man labai sunku tą padaryti. Aš tada, aišku, šokė biški buvau, kad į Stambulą skrist, taip kaip aš. Bet žinok, ilgai labai negalvojau aš. Aš tėvam pasakiau, paaiškinau tą situaciją ir sakau, nu, nėra ko praras, sakau, vis tiek jau ten, sakau, aš vis tiek, sakau, aš skrendu, sakau, susitikti su juo ir pasižiūrėti, sakau, nes, nu, tai yra mano šansas, sakau, aš negaliu jo praleisti. Į Stambulą Inga išskrido su drauge, pasiėmusi senuosius kojų protezus. Juos pamatęs Džonas išsyk pasakė, jog su jais Inga vaikščioti negalės niekada. Pasiėmęs protezus, netoliese esančioje reabilitacinėje klinikoje visą dieną taisė tol, kol Inga galėjo juos užsidėti ir be skausmo eiti. Stambule Džonas ir pasiūlė Ingai atvykti į Ameriką tam, kad sukurtų jai dar geresnius protezus, išmokytų sėsti, stoti, griūti, nulipti nuo šaligatvio, lipti aukštyn ir žemyn laiptais, atsisėsti į automobilį. Vienu žodžiu, būti ir tapti savarankiška. Bet Amerika tai ne Kaunas ar Šiauliai, tam reikėjo daug pinigų.
O pinigų, ne kiekvienas, sakykime, mes tokių jų santaupų nelabai mes turėjom, viską išleidom per tos visus metus. Ir tada man kaip tik paskambino kažkaip kaip kirviui, vėl kaip žinodama tarsi žurnalistė panelės. Sako, Inga, sako, yra paramos, sako, toksai straipsnis. Sako, aš norėčiau apie tave parašyti. Sako, ar tau reikia kažko? Sako, man kaip tik. Sako, man reikia pinigų. Tai va, ir buvo išėjęs tas straipsnis ir tikrai labai daug žmonių atsiliepė ir tikrai aš labai dėkoju. Norėčiau pasinaudoti progą padėkoti tiem žmonėm, kurie paskaitė tą straipsnį, jie siuntė pinigus į mano sąskaitą, kas kiek galėjo ir tai tikrai labai daug padėjo. Ir giminės padėjo, ta prasme, draugai. Tiesiog jau žmonės matė kaip yra ir kas galėjo, tas padėjo. Ir tikrai aš esu ir visada būsiu be galo dėkinga jiem, nes kitaip aš nežinau, kaip ten toliau, kas ten būtų, bet, sakykime, galima pavadinti, kad visa Lietuva man padėjo. Tiesiog geri žmonės. Taip. O Amerikoje prasidėjo darbas, intensyvus, kasdienės pamokos. Be to, svarbiausia buvo išmokti pačiai užsidėti protezus, nes su suparalyžiuota kairė ranka tai yra su likusia viena ranka. Šį darbą buvo padaryti nepaprastai sunku. Sakydavau, svajodavau, sakau, kad labai norėčiau, sakau, aš noriu, kad aš galėčiau pati jos užsidėti, atsistoti ir eiti, kai tuo metu aš galėjau tik tai eiti. O apie atsisėdimą ir užsėdimą net nebuvo kalbos, tai, sakykime, tai yra neįmanoma. Tai buvo, sakykime, neįmanoma. Ir dabar jau, sakykime, mano ta paprasta svajonė, tai buvo paprastas, sakykime, atrodo paprastas noras, kas yra sveikam žmogui, ne, atsistoti ir nueiti, o man tai buvo labai didelė svajonė iš tikrųjų. Ir tai yra jau dabar tai yra mano realybė. Tai aš pati jos užsidedu, atsistoju ir einu. Aišku, džiaugsmo tikrai net nemoku aš pertikti to, sakykime, kiek to džiaugsmo būdavo, kai aš atsistodavau nuo paprastos kėdės pirmą kartą. Atsisėst galėdavau, ten, sakykime, ar į lauką išeiti, ar ne, arba kaip aš pati užsidėjau, jos apsirengiau. Viską aš turėjau mokintis iš naujo kaip mažas vaikas ir dirbau tikrai be galo daug. Klausėme Ingos, ar labai yra sunku eiti su protezais? Ar yra kokių nors baimių, nepaisant didelio džiaugsmo, kurį suteikia regis toks paprastas dalykas kaip ėjimas? Kaip? Jeigu aš užsižiūrėsiu arba ten kažkas tai netaip bus arba nesukontroliuosiu, nes kai stovi, tu turi, atrodo, tai yra 10 dalykų, kur tu vienu metu turi kontroliuoti pastoviai. Ir kai aš einu, ta prasme, pas mane visas sukoncentruota. Va, ir jeigu, sakykime, kažko tai nepagauni, nesukontroliuoji, tai ir krenti. Ir baisiausia tai yra, kai tu krenti, aš neprisimenu, kiek aš kartų buvau kritus, gal ir lauke, ir kur tik nori. Baisiausia tai yra, kai tu krenti ir tu negali nieko padaryti. Va, to visų ūgių, kaip tu stovi, taip tu ir nukrenti. Tai yra, baisus dalykas iš tikrųjų. Didžiausias Ingos noras, kuomet jau atėjo laikas grįžti į Lietuvą, buvo oro uoste tėvus ir draugus pasitikti stovint ant kojų. Ta lėktuvė, žinoma, buvo sunku padaryti, bet padedama jai parlydėjusio į Lietuvą Džono, Inga įvykdė. Pas mane tarsi yra gyvenimas prieš ir po. Tada, sakykime, atrodo, tu ir turi gerą darbą, turi mylimą darbą, ir šeimą, draugus. Ta prasme, viską, ko tu žmogui reikia. Ir vis tiek ten kažkas tai ne taip, kažkas tai tas. Tiesiog tu atrodo, tai yra normalu. O dabar, sakykime, jau po avarijos, kai aš, sakykime, tiek daug negalėjau, ne? Aš atrodo, žmogus jisai gali pats pasidaryti elementarių sumuštinį. Jisai gali atsistoti ir eiti, jisai gali eiti į darbą, jisai gali išeiti iš namų, jisai gali viską. Ir kaip žmogus, sakykime, jis nevertina, sakykime, mūsų tie palinkėjimai, linkiu sveikatos, meilės ir taip toliau. Tai yra gan banalu, bet tai yra tikrai, sakykime, labai didelė vertybė.
ko aš tikrai nevertinu, aš visada buvau sveika, pas mane jokių ten lygų ar dar kažkokių tai bėdų.